Vasaros metu vejos priežiūra yra pats pagrindinis darbas, nes šį vasarą tikrai ypatinga tuo, kad pakankamai šilta ir labai daug lyja, todėl pjauti veją reikia labai daug. Pirmas patarimas - tai susireguliuokite pjovimo aukštį. Paprastai užtenka apie 3 cm pjauti. Na, o jeigu nėra laistymo sistemos ir matote, kad ateina karščiai, tada pakelkite pjovimo aukštį iki panašiai 5-6 cm. Suaugusią veją reikėtų laistyti 2-3 kartus per savaitę, bet gausiau, tam, kad prilietume šaknim daugiau drėgmės ir augalo šaknis formuotųsi gilyn, tada tokia veja kur kas geriau žiemoja. Na, jau suaugusią veją reikėtų laistyti 2-3 kartus per savaitę, bet gausiai, tam, kad augalo šaknis nukeliautų giliai ir gerai peržiemotų. Jeigu vejoje turite piktžolių, rekomenduočiau daugiau prižiūrėti savo veją, daugiau tręšti, daugiau laistyti ir jūsų veja sustiprės ir nustelbs jūsų piktžolės. O jeigu tai nepadės, tik tada naudoti chemiją. Na, jeigu jūsų vejoje matosi bendras įrūdis, toksai atsiranda rudesnių plotelių, pasilenkite, pažiūrėkite, gal yra nušiurę lapų galai. Tokiu atveju reikia pagaląsti vejapjovės peilius. Na, o pats svarbiausias dalykas vejos priežiūrai - tai turėti gerus įrankius. Daugiau apie geras vejapjovės ginalas.lt.